tos dovanos, ar ne, kad Dievas kiekvienam iš mūsų turi dovanas kažkokias sudėjęs, ar ne. Ir aš, kai tikėjau, tai iš tiesų kažkaip tas būdavo man toks klausimas ir labai gąsdinanti Dievo žodyje vieta, ta, kur sako, reikės atsiskaityti prieš viešpatį, ar ne. Ir man toks atrodydavo, toks truputį sumišimas, galvoju, viešpatie, galvoju, tai tu atleidai mums nuodėmes, ar ne, tavo krauju mes apsivalom, ar ne, kiekvieną kartą, tai aš nesuprantu, už ką man dar atsiskaityti. Tai jau jeigu tu mane nuplauni, aš nuoširdžiai atsiprašau, ar ne, tai negi dabar aš ateisiu pas tave, tu išsitrauksi tą sąrašą, sakysi, nu kol gyvenai žemėje, tai žinai, aš tau atleidau, dabar tai atsiskaityk. Bet iš tiesų taip nėra, man kažkaip paskui Dievas iškėlė tą rašto vietą, kur kalba apie dovanas ir talentus. Ir supratau, kad atsiskaityti reikės tikrai ne už nuodėmes, bet už tai, kaip iš tiesų sako, kaip tu naudoji tas dovanas, kurias atnešė tave su Dievu. Ir mes atvykom ir, pavyzdžiui, jūs Egidijus tikriausiai, ar ne? Aš iš karto kaip pajutau, kad jūs turite tokį begalinį džiaugsmą Dievu ir dėkojimą ir tokį dėkingumą Dievui. Ir tai yra dovana. Nežinau, tai aš taip galvoju, kad jeigu tu to neturi, tai tu nepasigaminsi, ar ne pats. Ne, tokį, ir tokį palaikymą jūs turit, tokį, atrodo, iš karto jauti toks, žinot, atvažiuoji toks, jauti tą tokį stulpą. Ir ar mes tai esam stulpai vienas kitam bažnyčiai, ar ne? Ir kiekvienas turim būtent tas dovanas, ar ne? Ir galbūt, taip žiūrint iš tiesų, jeigu galbūt net nebūtumė susimastę, bet aš net niekada negalvojau, kad aš galiu dainuoti. Ir niekada net nesvajojau apie tai. Aš studijavau fortepijoną ir bažnyčioje pradėjau tarnauti, bet aš tik grojau klavišais Klaipėdoje, kol gyvenau ir niekada negalvojau, kad galiu dainuoti. Aš net nežinau, kad tokią dovaną turiu. Aš galvojau, moku groti ir gerai. Bet kai grįžau į Marijampolę, atsuko man taip mikrofoną ir sako, nu dabar tu dainuosi. Nu gerai, sakau. Ir štai čia yra labai svarbu tas momentas, galbūt, kai mes net nežinom, kiek į mus yra įdėtų tų dovanų, ar ne. Mes net nežinom, kad Dievas į mus yra įdėjęs. Ir būt pasiruošusiam, kai Dievas galbūt ateina ir kalba, nuo šiol tu tai darysi, ar nuo šiol paragina tu tai darysi, ar ne, atsiliepti į tą kvietimą. Nes galbūt ar nebūnint toks užsiciklinės, labai patogu iš vis būti tokoj padėtyje, kad Dieve, aš įtikėjau, turiu Jėzų širdies, apvalytas, aleliuja, ir tiek reikalų, ar ne? Bet iš tiesų sako, trokškite tų dvasinių dovanų, ieškokite jų, ar ne? Ir kad jos būtų naudojamos. Ir man toks troškimas tada širdį užgimė, Dieve, visas dovanas atverk manyje. Visas, kiek jų yra. Nes aš noriu tau atnešti šlovę to, kuo aš gyvenu, ar ne? Ir kad tos dovanos, kurios yra manyje, kad jos pašlovintų tave. Nes aš nenoriu ateiti ir pasakyti tau, Dieve, žinai, man nepatogu buvo naudoti tą dovaną, man kažkaip gėda prie žmonės, bijojau žmonių ar dar kažkaip ir užkasiau tą talentą. Bet ten būtent, kur apie talentus ir yra ta vieta, ar ne, kad ateis, kada reikės atsiskaityti, tai va čia ta vieta, kur ateis atsiskaityti, ar ne. Tad būkim tie, kurie iš tiesų nori naudoti, kad Dievas naudotų tas dovanas mumise, ar ne, kad tos dovanos visos funkcionuotų, nes tai statydina bažnyčią ir mus vienas kitą, ar ne. Tai va tiek norėjau Aleluja. Ir man tarsi vėl ir dvasia iškelia tam tikrus dalykus, kai aš atėjau pas viešpatį. Aš iš tikrųjų, kaip ir Silvija sakė, aš nežinojau, kokias aš dovanas turiu. Ir aš iš Dievo gavau žodį. Aš iš tikrųjų, kaip pasakyti, klausiau, ką galėčiau dėl tavęs padaryti, Dieve. Aš taip bėgiau tą pirmą meilę, tie pirmieji metai tokie buvo iš tikrųjų. Dievas kaip kūdikį mane nešiojo ir traukė iš įvairiausių dalykų. Ir ačiū jam labai už tai. Ir jis iškėlė man rašto vietą. Sako, aš padarysiu tave spragų užtaisinėtojų ir kelių tiesėjų. Aš ilgai nesupratau, ką tas žodis reiškia. Bet aš tiesiog jį nešiojausi su savim tą žodį, nes Dievas sakė, aš padarysiu tave. O paskui man ėmė aiškėti visą tai, kad ten, kur nėra kas patarnauja, eik patarnauti. Ten, kur reikia kažką padaryti, gal nelabai sugebi, bet vis tiek daryk. Ir aš tada supratau, kas yra tas spragų užtaisinėtojas ir kelių tiesėjas.
po to kažkaip tai tas laikas toks, tarsi viskas aprimo, bet, nu, ta prasme, aš nenaudojau to, ką man Dievas sakė daryti. Ir beklausant man žodžio bažnyčioje, aš supratau, kad man tarsi oro trūksta. Aš neturiu kur savęs atiduoti, bet aš noriu save atiduoti. Aš noriu būti tuo, ką Dievas sakė, būk. Ir aš tada atėjau į vaikų tarnavimą. Aš labai ilgai tarnavau vaikams. Ir paaugliams po to iš tikrųjų užaugau su kitais broliais sesėm, kurie mes tarnavom vaikams, užaugau nuostabi vaikų karta. Jie jau dabar kai kurie patys savo vaikučių turi, bet kartais susitinki mieste ir sako, aš prisimenu, jūs prisimenat, kaip ten buvo. Ir iš tikrųjų tai yra labai puiku. Bet vieną dieną irgi taip toksai atėjo, viskas, tau reikia judėti kažkur kitur. Ir aš vėl buvau tarsi tokiam, nežinau kur, bet kažkur. Ir Dievas pakėlė mane ir įvedė į šlovinimą. Ir tas mūsų šlovinimas, aš prisimenu, buvo be instrumentų, buvo pastorė, sesė Edita, aš, ir mes šlovindavom Dievą. Ir žinau, kai Dievas darė iš tikrųjų nuostabius dalykus, mes augom, atėjo Remigijus su savo šeima, beje Silvija Remigijaus dukra, jo žmona tarnauja vaikams. Vienu žodžiu, žinokit, nebijokit klausti pas Dievą, Dieve, kur mano vieta? Šiandien. Rytoj ta vieta gal bus kita. Ta prasme, jūs neprisiriškit prie tos vietos. Niekada. Bet va šiandien aš esu čia. Ir ačiū Dievui, kad aš esu čia. Bet Dievas yra judėjimo Dievas. Ir jeigu Dievas kažką tai kalba, nebijokit pasakyti, aš norėčiau šiandien pabandyti kitur, kažkuriu kitoj vietoj. Aš žinau, kas man labiausiai užstrigo, kai įėjau, aš pas jūs pirmą kartą. Kai pas jūs švaru ir jauku. Aš nesakau, kad mūsų bažnyčia nešvaru. Tikrai aš ne apie tai. Bet žinot, įeini į pastatą ir tu jauti jame meilę, Dievo meilę. Tu jauti, kad visa tai padaryta su meilė, išvalyta su meilė, sutvarkyta su meilė. Ir tai, žinot, tai džiugina, taip smagu, nes tai yra irgi dovana iš Dievo, valyti bažnyčią. Ir aš, pavyzdžiui, pas mus bažnyčioje yra irgi tarnautojai. Aš, pavyzdžiui, net neįsivaizduoju nei vienos dienos bažnyčioje be tų žmonių. Jeigu kažkas tai jų nėra, atrodo skylė gretoje liko. Kažko tai trūksta, kažko tai. Tai noriu pasakyti, jūs negalvokit, kad jūs esat nenaudingi, ar negabūs, ar neturintys kažko. Jūs visi esat gabūs ir turintys kažką. Tiesiog gal šiandien dienai dar neužtikrinti esate. Todėl norėkit save realizuoti, nes Dievas tai yra judėjimo Dievas. Jūs pamatysit, kokie jūs busit palaiminti, o dar svarbiau, kiek bus per jūs palaimintų žmonių. Amen. Tas dovana kažkaip man rezonavosi. Kartais atrodo, kad mes laukiam, kada Dievas duos tą dovaną. Man tos dovanos nedavė, dėl to aš niekur netarnauju. Būna tokių apgaulų. Ir aš prisiminiau tokį įvykį mano gyvenime. Ten, kur mes gyvenam, tam kaime yra dar kaimo bendruomenė. Toj kaimo bendruomenėje, ten prieš gal 17-18 metų įsirinko pirmininku mane. Tuo metu, kai įsirinko, grįžau namo ir Dievo klausė, Dieve, tai čia visiškai pasaulietiškas reikalas. Kodėl tu čia mane, ir man vienintelė rašto vieta, kuri iškilo, mylėk savo artimą kaip save patį. Tie, kurie šalia gyvena, jie manęs nepažįsta, pradėk po truputį jiem parodyti, kas aš esu. Tai 17 metų, kai kam pasisekė, kai kam nepasisekė, ta prasme parodyti tą Dievą, bet aš suprantu, kad Dievas turi laiko. Gal žmonės neturi laiko, bet Dievas turi laiko. Ir vienas tas pavyzdys reiškia, kad aš neturėjau jokių gabumų. Aš nemoku kalbėti, čia dabar tai kalbu, tai drąsiai tuo metu tai man buvo kažkaip ne taip.
Ir po truputį mokiausi, visko mokiausi. Su to, ką turėjau. Ir pavyzdys buvo toks, ten reikėjo remontai daryti, nu tai ką aš turėjau savo namuose, kokius instrumentus aš juos tempdavau ten į tą bendruomenę ir su tais instrumentais darydavau. Jie ten neprofesionalūs buvo, ten buvo paprasti, pradėjo jie gest, sugesdavo. Ir kažkurio gimtadienio progą man bendruomeniečiai padovanojo elektrinį profesionalų makitos šlifuoklį. Reiškia. Tai žinokit, Dievas, kai mes naudojam tą, ką turim, o mes turim, ne? Kažką turim. Tai atėjus laikui, kai tu tą, ką turi, naudoji, tau duos dar daugiau. Ir profesionalų tau duos instrumentą. Mato, kad tu su juo, reiškia, tuo paprastu, nebijai jo sugadinti, reiškia, tau duos. Bet dažniausiai mes, man nedavė, žinai. Va čia tai gražiai pamokslauja, man to nedavė, tai aš nežinai. Kaip sesė gerai sakė, grindys, didelis palaiminimas. Kodėl ne? Kodėl? Paprasti dalykai. Rūpinimasis kitu iš karto nuima visas depresijas ir visus stresus. Turiu patirtį. Liudijimas. Aš esu veterinarijos gydytojas, važinėju po pacientus ir kažkaip vis matau tų žmonių, kurie turi depresiją. Pradedi kalbėti apie Dievą, bet jiem depresija neleidžia. Galvoti, iš kur ta depresija pas juos, kaip tai gali būti? Praeina metai, kiti ir man duoda, dėl ko sakau, kad negaliu pasmerkti. Aš turbūt juos pasmerkiau, nuteisiau. Netikintis, neturi Dievo, čia į depresiją, aš tikintis ir pakliuvau į tą depresiją. Nes aš pradėjau rūpintis tik savim. Savo poreikiais, savo rūpešiais. Ir Dievas mane pradėjo rodyti, pradėk vėl rūpintis kitais. Amen. Kai tik tais iš to savo burbulo išėjau, dingo depresija, jinai kaip rūkas dingo visiškai. Jei kam depresija, jei kažkam yra psichologinės problemos, užmirškit save, pažiūrėkit, kas yra šalia. Ir viskas. Nereikės nei maldoje, žinokit. Mums čia nereikės melstis. Mes dažnai padarom tokius dalykus, kad mes atnešam savo problemą, kurią galim išspręsti patys čia. Dėl ko? Dėl to, kad mes negirdim, ką Dievas sako. Mes net negirdim, ateinam ir mes įsakom, va čia. Jūs visi esat kalti dėl to, kad aš neturiu atsakymų. Jau. Aš suprantu, kad būna tų atvejų, kai mes tikrai nepajėgiam ir mums reikalinga pagalba. Bet, manyčiau, didžioji dalis, nežinau, kiek tų procentų, kaip sesė sako, atiduodu Dievui. Ir man norisi, tos kelios grupės, reiškia, viena, kai mes nepajėgiam, iš tikrųjų ateinam ir ta bendruomenė, didelė ta bendruomenė mums padeda. Didelį akmenį turim, vienas nepakelia, tada kažkas padeda. Bet dar yra ta grupė nedidelė šeima, nedidelė grupė maldos, ta grupelė kažkokia. Mes ten galim tas smulkmenas visas ten sutriuškyti. O čia tada tik stambius dalykus, jeigu ten koks užklimpo sunkvežimis, kraujo vėžys, jį reikia kažkaip jau rimtai pasimelst. Aišku, būna tų silpnų akimirkų, bet tada turėkim tą grupelę patikimų draugų, bendruomenės žmonių, bendraukim vieni su kitais. Susitinkam namuose, nereikia ten tos oficialios kitą kartą tos grupelės, man sunku, ateik pas mane, pasimelsim ten, vienas kitam ten, ateikit, žinai, pasimelskim. Arba sužinom, kad kažkam sunku, davai, ateikim, žinai. Ir tada melžimės. O dabar mes dažniausiai visą tą tokį savo atnešam ir dabar jaučiu, jūs tvarkykitės. Aš tas 6 dienas nieko nedarysiu, bet jau čia jūs tvarkykitės. Kaip jums atrodo Dievas į tai žiūri? Sako, vaikai dar jie. Nors 30 metų ten gal su įtikėjimu, bet vaikai. Aišku, kad melsimės. Aišku, kad mes. Bet, kaip jums atrodo, jei dabar, kas tėvai esate, ne? Ir kas turi 30 metų, ten, 25 metų vaikus. Ir kai jie ateitų ir sakytų, žinot, dar aš turiu pampersą ir dar pakeisk man.
Sakytai, palauk, tai tau reikia jau, nu, tu savo vaikus turi auginti, tu jau pats turi, žinai, kovoti dėl rimtų dalykų, kažką padėti, ten, nu, mašina sugedo, žinai, tėti tam, sūnus ateina, davai padėk. Gerai, bet jeigu ten, žinai, kažkas smulkmena, kodėl aš pats nesusitvarkau? Mano Dievas kitas nei tavo Dievas. Mūsų 24 valandos vienodos. Mes turėtum tą dalyką pamatyti, kad mūsų viešpats tas pats, ar taip? Ar Jėzus mano ir jūsų viešpats tas pats? Ar jisai numirė ir už mane, ir už jūs taip pat? Ar jisai gali taip pat kaip ir man, taip ir jum? Tai kodėl mes tada jį užmirštam asmeninio bendravimo? Tie negalbins ten ant to kalno ir ant to kalno, dvasioje ir tiesoje. Aš ieškau Dievo asmeniškai. Ar aš asmeniškai jo ryte ar vakare, ar turiu tą santykį, ar to santykio metu aš jam išsakau, ką jis man sako, o kodėl tau nugarą skauda, Vaidai? Aš klausiu, kodėl man nugarą skauda? Sako, tai kad tu mankštos nedarai. Sako, tau reikia pajudėti. Dabar spaudimas pas mane pakėlės. Dievas, kodėl tas spaudimas pakėlės? Tai kad sako, tau reikia, gal ne maldos, gyvenseną biškį pakeisti. Gal biškį per vėlai valgai, tavo amžius jau 53. Jau gal biškį daugiau kažkokių dalykų. Paprastų dalykų, nereikia ten tų super kažkokių. Dievas kalba asmeniškai. Kitą kartą gal maldos reikės. Gal, tikrai. Ir padeda. Bet jisai rodo, kaip mums tuos dalykus, protingai elgtis. Būkime išmintingi. Sako, pasaulio vaikai išmintingesni už juos. Kodėl? Kodėl mes neišmintingi? Kodėl mes turėdami savo galėjimą prieiti artume su mūsų viešpačiu esam neišmintingi ir visą laiką vis ant to pačio grėblio. Kodėl, nepasimoko? Aš apie save kalbu, apie jūs ne. Aš apie save kalbu, nes aš tą patį darau. Galvoju, Dieve, kodėl aš pats negaliu? Su tavim, su savo broliu, su sese, su žmona, su vaikais. Sako, 2 ar 3. Kas turit žmonas, kas turit vaikų, iš karto 2 ar 3 jau gaunasi. O čia galime jau rimtesnius reikalus, pavyzdžiui, keist kažkokį tai požiūrį Lietuvos politikoje. Keist kažkokį požiūrį rimčiau kažkur tai, tarptautiniai politikoje, kur Dievo reikia dar labiau, kur reikia kovos dar labiau, o mes pradedam smulkintis dėl tų smulkių dalykų ir tas laikas išeina, mes tada nepeinam net prie tų rimtų dalykų. Tai melsimės ir meldžiamės už tuos, kurie turi problemą su sveikata. Sesė Girmantės